Labas rytas, ryteliukas, jau pradingo mėnuliukas. Džiaugsmo kupina diena atkeliauja pas mane. Taip, kiekvieną rytą pradeda Kėdainių Lopšelio darželio varpelis šešiamečiai. Jie su dideliu džiaugsmu laukia užsiėmimų pradžios, kada galės atsiversti pirmuosius priešmokyklinio ugdymo leidyklos Šviesa išleistus OPAPA ugdomuosius rinkinius. Būsimiems pirmokams sėkmingai paklūsta ne tik skaičiai, raidės, loginiai uždaviniai, bet ir praktiniai užsiėmimai. Dar mes kalbėjom, buvo tema apie biblioteką, kai ir buvo ekskursija, vedė į pačią biblioteką. Man labiausiai patiko, kad mes tą gėrėm arbatą. Tai darėm piniginės. Man dar patinka raidelės. Komplektą išbandę pedagogai teigia, kad OPAPA rinkiniais pakilėjo priešmokyklinio amžiaus vaikų paruošimą į aukštesnį lygį. OPAPA sudaro ne tik užduočių ir projektų blanknotas, bet ir vaiko knyga, garso įrašai su klausimo užduotimis, grupės plakatų rinkinys ir kalendorius, pažangiesiems skirtos užduotys pažymėtos apverstų vėžliu, dalijimosi medžiaga, interaktyvių užduočių komplektas bei pedagogo knyga. Ugdytojams skirta knyga sutrumpina pasiruošimo trukmę, padeda efektyviai ir tikslingai paskirstyti užsiėmimo laiką, išdėlioti turinį. Čiupo blyną ir nusvilo, ant viso šilo. Mane užkabino ta pedagogo knyga, kur viskas paliesta. Ir parėjus, tu pasiėmė knygą, tu ten randi viską, ko tau reikia. O taip reikėdavo ieškotis, kur kokio kūrinėlių, kur kažką tai tokio. Ir dar tuo labiau, kad pratybų sąsiuviniai sutapo lygiai su tema. Mums patiko, kad yra ne tik tai vien pratybos, o yra dar ir knygelė, kuri labai mums patiko, nes yra labai spalvinga, visi tie piešinėliai atitinka vaikų amžių, jie yra jiems suprantami. Daug tų tyrinėjimų, eksperimentų daug tokių, kur vaikam duok paliesti, duok pačiupinėti. Taigi jis taip ir pažįsta pasaulį. 20 metų darbo patirtį su pradinukais turinčios OPAPA rinkinio autorės kiekvienos dienos veiklą taiko pagal metų laikus, skatina metodiškai pažinti raides, skaičius, daug dėmesio skiria praktiniams užsiėmimams, vaikų kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymui, dėmesio koncentracijai, argumentavimo ir diskutavimo įgūdžių gerinimui. Mes žinojome, kad sistema vis dėlto padeda vaiką ugdyti ir galėjome pasiūlyti panašią sistemą, kurią jau buvome sukūrusios pradinukams lietuvių kalbos pupos vadovėlį rašydamos. Mes ugdome visas kompetencijas, svarbu, kad jis neprarastų noro mokytis. Veikla mokykloje jiems turi būti džiaugsmas. Tam ir yra tas leidinukas, kad per tą džiaugsmą jie iš tikrųjų pasiektų tam tikrų socialinių įgūdžių. Tai, ką matom, ko trūksta dabar atėjusiems pirmokėliams, laikytis taisyklių. Elementarių 2-3 darbo taisyklių. Prašau. Kad tenai 5 blynai, o čia 3. Šiuolaikiniams vaikams yra labai sunku sukaupti dėmesį. Tam ir buvo sugalvota sistema. Jie turi smulkiai, atidžiai išstudijuoti plakatą, pasižiūrėti į savo knygelę ir surasti skirtumus. Tam pačiam tikslui yra skirtos ir klausimo užduotis ir atėjusi 1 klasė jiems paprasčiausiai bus lengviau adaptuotis ir atlikti visas užduotis. Kaip dirbti su komplektu OPAPA? Kiekvienai savaitei skiriama po 1 plakatą, po 2 puslapius iš priešmokyklinuko knygos, 6-8 užduočių blanknoto lapai, 4-8 papildomų užduočių lapai, garso įrašai, kai kurioms temams parengtos interaktyviosios užduotys, medžiaga grupės kalendoriui, išsamus kiekvienos dienos veiklos aprašas pedagogo knygoje. Daugiau informacijos apie OPAPA mokymo priemonę, paruoštą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą priešmokyklinio ugdymo programą, galima rasti leidyklos tinklalapyje www.šviesa.lt.